Sveiki visi, čia Paulius iš Disc Shop komandos ir šiandien vėl suksim laimės ratą. Tai esu Žirmūnų disc golfo parke, praeisim greitą ratuką ir šį kartą ratas nulems kokiu metimu iki pirmo rato, tai 10 metrų nuo krepšio. Vienas metimas iki kol pateksiu į pirmą ratą turės būti metamas tuo metimu, kurį išsuksiu iš rato. Tai pasirinkimų turim daug. Atviras, uždaras, 360, granata, tarp kojų ir taip toliau. Pirmas krepšys, 94 metrai, par 3, krepšys tiesiai ir žiūrim, su kokiu metimu pradėsim ratą. Turim uždarą rolerį. Na, bent jau erdvė atvira. Likau gyvas, pusė kelio įveikta, bus antras uždaras roleris iki krepšio. Raucinam su roleriu. Šįkart gal neįsibėgėsiu, kad nebūtų dar vieno kulveršio. Taup. Per geras roleris gavosi. Turbūt galėsiu pakartoti. Stok. Nusiriedėjom į dvigubą bugį. Tai gera žinia ta, kad kai panaudoju rato variantą, tai išimu iš rato, kad skirtingi metimai būtų skirtingose krepšiuose. Tai negausiu rolerio šitam krepšy. Antras krepšys, 78 metrai par 3. Krepšys sėdi tarpe, vidury tų visų medžių krūmų. Pasižiūrim, ką išsuks mums ratas. Gavom uždarą. Turbūt vienas geresnių variantų, ką galėjom gauti. Skipas neblogas. Pavyko įšokti į ratą. Vėjas per daug į galvą įlindo. Trečias krepšys, par 3, 81 metras. Krepšys matosi dabar, kai lapų nėra, tai matosi nuo T. Tai pasižiūrim, kokiu metimu mesim šitą krepšį. Būtų gerai atviras. Ryšiam. Gerai, kad bent jau neturėčiau nieko pataikyti. Ta prasme, į objektus, kuriuos nenorėčiau pataikyti. Mašinas ir žmonės. 360. Nesu bandęs šito metimo.
planas turbūt kažką stabilaus, kad užsibaigtų vis tiek kairiai, kad ir kur išleisiu. Pabandom su Dunbirdu. Gerai, ar pakartojam dar kartą. Vargu ar prasibrovė iki pirmo rato. Na, dar vienas 3. Iš krūmų. Ketvirtas krepšys, 52 metrai par 3, krepšys ant kalno, yra mando kairiai, apeit per dešinę ir pasižiūrim, kągi duos ratas. Vieną koją. Reikia stovėti vieną koją. Nu, gerai, pažiūrim. Vidurys firvėjaus. Vieną koją iki pirmo rato pritrūko, teks vieną koją ir apraučą pat daryti. Kalna nėra labai patogu, bet easy. Na, po šito highlighto turiu nujautą, kaip likęs video eisis, bet 5. krepšys, 70 metrų par 3, tuneliu per visus medžius, tiesiai žemyn. Pažiūrim, ką duos ratas. Labai daug pasirinkimų rate, pavyzdžiui, kaip šitas, kurį gavau, kur šitam krepšiui visai netinkamas. Bet pasimėgaukim disc golf. Granata. Nieko, pasipraktikuosim ir granatą ant trumpo krepšio 4 kartus. Granata, antras dublis su žymiai mažiau stabiliu disku.
Gerai. Dar kartuką. Lengvai įsimesti pirmą ratą ir viskas. Šeštas krepšys, 87 metrai par 3, krepšys tiesiai. Iš abiejų pusių yra krūmynai, kuriuos geriau nepapult. Žiūrim, su kuo atakuosim krepšį. O, gavau savo metimą. Hendą. Įdau. Nu, grįžk. Turbūt truks iki pirmo rato. Trūko metriuko. Septintas krepšys, paskutinis krepšys Žirmūnų parke, 76 metrai par 3. Krepšys eina tiesiai su vidurinė medžių eile. Yra tarpas iš kairės, iš dešinės. Žiūrim, ką duos ratas. Žaidėjo pasirinkimas. Nu, paskutiniai 2 sukimai buvo sėkmingi. Tai ką man čia pasirinkti? Galbūt uždarą pabandysim. Skipino, bet tarpą pataikė. Likom pirmam rate, įšokom pirmą ratą. Čia beveik parkt. Truputį turim krūmų. Come on. Na ką, baigėm šiandienos challenge'ą. Rezultatas nekoks, bet pabandžiau metimus, kurių dar nebuvau bandęs. Nežinau, gal visai smagu kartais pasitreniruot kažką, ko gali netyčia ir prireikti. Tai kaip visada, palaikinkit, prenumeruokit kanalą ir susitiksim kitam video.